Sveiki visi, čia jau aš ir vėl sugrįžau su jumis. World of Tanks žaidžiam ir vėl jau trečias epizodas. Jo, Ir mes LTUB būry, LTUB, ir tenais šitą, nu, jūs galit, rekomenduojam visiems, kas yra lietuviai, žodžiu. jo, nors čia lietuviškas kanalas, bet Eikit vieną komandyrą, eikit į komandą ir Jurgitą, surasit komandą ir Jurgitą, ten bus tas jūsų būrys, nes yra dar vienas LTU būrys. aš turiu paminėti, kad turiu čiūčių 7. Mano draugas yra, mano draugas yra LTU būry, tada aš turiu dar vieną draugą, kuris turi 8 levelą tanką, jis irgi, nu jis mano pusbrolių žodžiu toks draugas, jis irgi LTU būry ir aš LTU būry. Visi mes komanda. Man kažkas jau pataikė. O ne, aš įstrigau čia, o ne, gelbėkit mane. Tasai tai jau mirė. Pataisiau vikšą. Jeigu ką, per greit mirai. Ne, aš be reikalo pataisiau vikšą. Per reikalo pinigus sunaudoji. Tai jis gali dabar žiūrėti mane pas 3.4, tai mirs. Tik nemir, please, nes tada labai neįdomu bus. Tada varysim su pirmo levelą tankus. Ne. Arba su Činukai, varom su Činukai. Jo, mes šį čia epizodė padarysim 2 mūšius. Nepykit, kad aš turiu premium tankų. Aš Jo. jau žinau. Aš turiu goldo, bet neturiu premium tanko. Ne, jo, jis galėjo tik matyti. What the? Gerai, čia ne mes. Gerai, čia buvo absoliučiai trumpa kova, nes čia... Dabar bus 4 epizodas. Все, пока. Ne, dar 4 epizodo nebus. 3 epizodas su 2 šitomis bus, nu, kovomis. Po to darysim dar ant rusiškų World of Tanks. Jo, Jo, tas epizodas rusiškai bus. šiandien dar padarysim. Šiandien gal nedarom, per daug darysim. Nu, davai, padarysim dar vieną epizodą ir įkelsime video. Aišku, turbūt bus jums įdomu, kodėl mes taip greit įkeliam viską. Dėl to, kad aš daug nufilmavau per vieną dieną. Bet aš čia 5 levelio tanko aukščiausias. Tai Jis irgi turi šitą tanką, bet jis pardavė viską ir nusipirko savo šitą š. jo, kuris čia? Gerai. Čia premium tankas. Šitas premium tankų galima tik už goldą nupirkti, aš negaliu jį pirkti. Jūs galite atskirti činų nuo Činukai. Činų visų pirma nėra tokios kaip antenos. Antena yra, bet automato nėra. Jo, antena yra normali antena, čia kažkokia nesveika. Su mane jo čiūčil 7 960 HP. Net ir aš topė pačiai. Ir puška visiškai kitokia. Matot tą štopę. Žinokit, paslaptis, Činukai turi pirmąją pušką 8 levelą. Jo, bet dar padarė, kad tai būtų 5 levelą puška. Vis tiek gerai pramuša. Jo. Aš galiu nušaut ką nors. O kažkas man parašė, viso. Jam kažkas parašė, nekaip O dabar jau mes darysim rusiškus. Va dabar, kai baigsis battle, jau rusiškus bus. Pažaisim tiesiog taip, rusiškus. Aš nenusiteikęs daryti 5 epizodą. Žinok, tu filmuoji ir tu kalbini. Šiaip tai 4 epizodą. Ir aš žinau, kad aš kalbu apie šitą, mes čia tiesiog planuojam, kaip mes darysim epizodus. Netoks ir lievas, jis greitas. Varyk, ko tu čia parini? Jį užstrigo, kas čia. Per šitus akmenis neįmanoma. Pažiūrėk, aš tuose akmenyse neužstrigau, jej! Jis čia savo jei reikia, tai nuobodoka. Nes aš visada ten užstrigdavau. Ir tada mane nušaudavo. Fail. Jo. Matome ten KV1S, M6, kur pramušiau. Ir kuris Man mane... aišku, 4 čia sekundės kažkur kraunasi puška. Man rikošetus vien daro, kaip matot. Mano tankas čia topė. Nepataikiau. Dėl puškos tai netopė.
Turbūt atvažiuosiu atgal, nes tas K1 mane jau užknyso. Tai kažką tai. Čia tu nukilinai, ne? Aš jį būčiau nukėlęs, bet ir vėlai. Man vien rikošetus daro. Pasitrauk JPZ. Gelbėkit. Mirsiu. Nemirsi. Aš tai mirsiu. Nu все, aš žiūriu, kaip tu mirsi. Aš tikrai tai mirsiu, bet manęs kažkaip negali nukėlinti. Mato, čia armija tankų važiuoja pas mane. Manęs niekaip nieks negali nukėlinti. Jo, ir dabar atveju. Ir aš tai mirsiu. Nu, štai aš va miriau. Pasakysiu dar kažką. Aš su jais trečiu nepramušiu A-centro, centro tanku. Nes pasigėrė šilvai. Ir su pačia geriausia puška. Išnyko. Viso gero, čia buvo, šitas kaip ir Monikas neatsimenu. Čia buvo Alius ir Diamond Miner DX, tai su D. Ir